Jeigu žinai, kad tavo kompanija yra pagerinti, nu tai imi barą. Neapsimoka, imam geriau, gal nusiperkam. Mes nusipirkam per savo vestuves alkoholio už 800 eurų. Nu ką? Ir kalėdom užteko, ir naujakui, ir dar pavasarį gimtadieniams. Klausyk tu žinai, kas aš esu. Neatsiminsi kitą dieną. Paprasta, tai kas šitą margaritą padaryti? Keli ingredientai, susipila viskas, supili viskas aišku. Pasilabinti reikia su visais. Labą dieną, sveiki, vėl įsijungę šitą kanalą. Tai šiandien sveikinusi aš Dainius Sebeckis, Instagraminį vestuvių fotografas, šitos tinklalaidės Pagaliau paspiršiu įkūrėjas, ir su manim šiandien svečiuose barmenai Arūnas ir Aurimas iš Urban Bartenders. Labą dieną. Sveiki. Sveiki. Labas. Labai malonu būti. Vakar kaip tik buvo paskutinė galimybė šiaip pailsėti truputuką prieš ateinantį sezoną. Ir jau jis taip ant nosies lipa? Nu, matai, penktadienį turėjom renginį. Mano antra pusė galėjo pasimti pirmadienį laisvą, tai truputuką išlėkė. Ilgasis savaitgalis. Jo, toks ir ką. Pailsėjom. Nu, bus dar tų kelius savaitgaliai veiksesni, bet šiemet stebėtinai anksti prasideda sezonas. Jo, kai pernais gegužį net labai mes ten turėjom tų renginių. Aš galvoju, kad man atrodo, kad barai dar nėra pasiekę piko savo populiarumo, kad dar... Tikrai nėra, nes dabar pats bumas yra tų tokių, mažesnių šiek tiek, kur pat po vieną komandą, tokie naujų labai daug įsikūrinėja, atsidarinėja. Tai tikrai dar šitas dalykas vis populiarėja. Žiūri, dar vieni nauji atsirado. Nu, tai va, Ir atrodo, kiek čia jų. Bet aišku, žinai, konkurencija visai yra gerai. Aš žiūriu tos sirupus ir negaliu susikauptis. Prisiminė kaip skaniai. Skaniai atrodo. Ai. Taigi būna, ateina šventės žmonės ir pirmą kartą dar barą mato, kad yra atvažiavęs baras ir jiems būna nuostabu dar iki šiandien. Taip, ir tas dalykas, ir kartu, pavyzdžiui, baras bus šventė, bet dar ten tėvelių, senelių stalui padarom, kad būtų tik gėrimėms pastatyti. Jo, nes jie labai visada sakau, dar pasižiūrėsim, kas eis daugiau prie to baro. Sakau, šiaip žmonės galbūt neina į, sakykime, vyresniai barus. Taip. Tai jiems dar visiškai kitokia naujiena, kitoks pasibandymas, tai bando dar daugiau negu jaunimas. Nu, užplak. Nu, neišbėgs, ne per viršų. Nu, kas bus tas? Viskas balta. Atsisėdęs, apšeikinė gerai visai. Jo. Tikrai atsišeikinės atsėdęs kad nors. Turbūt, kad ne. Ar baliaus pabaigojo nebent. Tai nebėra jėgų, kai nebėra jėgų. Aš nežinau, ar esu matęs, kaip yra vedamas renginys atsisėdus. Aha. Bet, kad barmenas būtų... Treneriai gal galite paduoti. Matai, būdavo prabanga anksčiau turėti renginį barą. Dabar jau ir podcast'e nebe prabanga turėti barą. Vat sėdėm ir daro kokteilius. Nealkoholinius. Gerai, kad dabar tų nealkoholinių labai daug visokių gėrimų yra. Jau džiną ragavau, bet toks nei ten kadagių man jautės taip įdomiai. Džinai, kai kurie yra, ir esu ragavęs, kur tikrai neblogas. Pavyzdžiui, irgi būdavo nealkoholinis savus, toks muilas, sakykime. Man jausdavosi skonis. Dabar jau tikrai yra tokių gerų... Įsivažiavo, tikrai neblogai padarė. Tokių gerų skanių. Tai sakykit, dabar man įdomu klausimas iš mano pusės. Personalas labai braunasi, braižosi į barus per šventės, ateina pas jūs dažnai, prašo kokteilių. Nu tai čia kaip visada reikia, kad bent jau nealkoholinį padaryti, paragauti irgi, nes kartais palygina ir tos pačius barus. Jo. Su kolegom. Kartais, žinai, darai kokteilių, tada gauni gal dar ir kokią mėsytės daugiau. Nes irgi kartais valgyt noris. Taip, ranka muša. Bet šiaip dauguma, tai šiaip nealkoholinių kažkaip labai daug. Jo, dabar tikrai nebe tie laikai, kur tas stafas jau, kaip sakant... Kur pasiūlys nealkoholinį, tai tu kepsnį jau pamiršk, jeigu nealkoholinį pasiūlį. Nu. Ir apskritai, sakau, žiūrint, kaip aišku, dar yra tekę man per tos keletą metų papultant vedėjų, kur... Bet jau ten, sakyčiau, vyresnės. Kur dar nori ant linksmumo? Kur dar nori ant linksmumo, kur dar po to būna problemų jau ir tvarkytis. Padarysiu dar ir 4 kamerą.
Bet bendrai paėmus jau šitas dalykas irgi susitvarkęs. Jėga. Alkoholinis džinas, bet ką padarysi? Yra kaip yra. Kas iš tikrųjų ir turėtų būti, nes, kai sakom, atvažiuoji, kaip sakant, darbuotis, o ne baliavoti. Aš matai savo profesijas nepaleidžiu, aš matau kažkokį vaizdą ir man reikia filmuoti viską išėlės. Net draugų vestuvėse būna, kur sako žmona, netrauk telefono, gėdos nedaryk, nu aš negaliu steik išsitraukti, reikia pafilmuoti. Neginsi? Ori. Taip. Čia svarbiausia yra čiobrelis šitas. Kaip kvepia skaniai. Taip. Žinai, tu iškart paėmi kokteilį ir tu kai geri trumpas šiaudelis, ne? Tu kai geri iškart gaunasi, kad tas čiobrelis gaunasi palipat nosį, jo, tai tu iškart, nes tu visai ką kokteilį kai paėmi, tai tu visai kai jį ragauji, pirmą, kol tu paragauji, tai yra tu užuodį jį. Taip. Tai čia tavo kokteilį, iškart susidarai įspūdį, žinai, apie kokteilį jau. Jeigu jisai ten tau nekvėpės, tai... Tik tai su čiobreliu labai svarbu neperdeginti jo, nes jisai labai greitai pradės tokį vantos kvapą leisti. Grinai, ja, kaip iš pirties, tai. Ai, čia pušimai. Skaniau gert, kai tu prieš save matai gražų ir skanų kokteilį. Žymiai. Jo, aš dar galvojau šiandien kaip apipavydalinti tą barą. Nu, tą poreikį, kaip užnorint žmonės, nes tai nėra tiesiog, kad kokteilis, tu atsigeri kokteilį. Tai visas experiences, visa patirtis tokia, tu turi tą vaibą kūrimą. O, papa. Prašau. Tai va, ir stengiamės dėti viską, kas valgoma yra. Žinai, viskas turi būti valgoma kokteilyje. Kadangi aš ant šonų daug aš laikysiu, kad tau patogiau būtų šitus. Ai, domai. Kaip gerai kvepia. Labai. Tas čiobrelis, tai jo, ir šitas kokteilis yra mūsų pats. Tai jūsų pirminis? Einamiausias. Kiekvieną sezoną ir ta prasme... Nuo pat pirmų metų. Žiūrėk, kaip aš sugalvojau jums parašyti iš viso. Aš kažkaip, žinai, kai pradėjau tą tinklalaidę daryti, aš galvojau, noriu kviestis savus žmonės, su kuriuo esu buvęs, su kuriais vaibinom, su kuriais gerą laiką turėjom, nu ten ar giminaičiai, ir kurie turi, žinai, kažkokių savo veiklų ir su kuriais būtų apie ką pašnekėti. Ir aš buvau paskutinį kartą dabar, kada jūsų baras buvo pas Ovidijų, linkėjimai, Ovidijus, gimtadienį šventė, tai aš nuėjau vėl kokteiliukų pasidaryti, žinai, ir paragauju kokteiliuką, nu aš sakiau, kad man alkoholį, nes reikėjo vairuoti, taip susitarėm, kad man nebuvo galima, tai padarė kokteilį, aš geriu tą kokteilį ir aš galvoju, blemba, bet tai kokie skanūs kokteiliai ir viskas. Ir aš prisimenu, aš pats šiaip mėgstu kokteiliukus pasidaryti, ten matei pas mane taurį prikabintą, kiek, žinai, kviečius draugus, ateikit svečius, kokteiliukų vakaras, vakarėlis per 5 minutės, padarysim kokteilių. Ir aš suprantas, kokteilius darau, prisiperku ingredientų, visokių tenais, ko dadedu, ko nedadedu, kas pagal skonį, žinai. Ir blemba, aš visada feilinu. Nu, man visada gaunas kažkoks birzgalas, kažkokia nesąmonė ir aš tokio skonio, nu, niekada neišgaunu, aš nežinau, ar nuo ledo priklauso nuo ko. Ne, ir aš panikuoju tada. Nuo ledo, nepriklauso. Šiaip yra kokteilių, tai yra 3 pagrindiniai dalykai, kur tu juos suderinęs, tu visai ką gausi gerą kokteilį. Tai man atrodo, tai 3 dalykai. Tai aišku, nu, dažniausiai tai būna su alkoholiu, jo, tai tarkim, tu turi pataikyti kokį pilt alkoholį, tu turi pataikyti kiek to pilt saldumo ir kiek to pilt rūgštumą. Tai va tos 3 dalykus suderinęs tai tu padarysi visai kas skanų kokteilį. Tik yra svarbus dalykas, net jeigu tu nori daryti rūgštų kokteilį, tu turi dėti saldumą. Išlaikyti balansą. Tai ką aš čia irgi jaučiu, čia yra rūgštumo ir saldumo, ne? Taip, šitam būtent. Saldžiakštis, bet net jeigu tu visiškai saldų kokteilį nori daryti, šlakelį šiek tiek rūgšties, būtina tam balansą, nes tiesiog vienas tas skonis, jeigu jisai bus be savo tos priešingybės, tai patrodys per stipriai, kaip taip lietuviškai overpowerins tavo skonio receptą. Čia lietuviškai? Nu tai vad nesugalvojau, kaip pasakyti. Bet aš tai supratau, visi supranta, nereikia čia išradinėti dviračio. Tai aš dabar jaučiuosi, kai pasikviečiu draugų, padarau tus kokteiliukus ir aš jiems kišu juos, žinai, nes aš noriu, kad atvarytų ir juos, žinai, masinu, kad atvarykit bus kokteiliukų. Ir aš jaučiuosi taip kaip senas dėdė, kuris kviečia, žinai, garažą parodyti savo išdroštas varnas kažkokias ir jie ten žiūri, nu jo, tai kaip gražu, skanu, bet... Tas taip, aišku, yra dar vienas dalykas, kai irgi klausia būna svečiai, kaip jūs čia išmokstate tos skonius kažkaip pritaikyti. Nu, kaip sakau, jis yra paprastas dalykas. Išmoksti klasikinius kokteilius, taip kaip jie turi būti. Ir kai tu jau juos išmoksti, kokius bent 50, jau tada supranti, kuris skonis prie ko tinka. Kuris stiprusis gėrimas su kokiu ten uoga ar ten vaisiu labiau tinka. Tai kad taptum gerų barmenu, turi išmokti bent 50 kokteilių pradžiai.
padaryti. Nu, ta prasme, tu turi klasikos, žinot klasiką, kaip padaryti klasiką. Aišku, jau čia man gilu. Ja, šiaip atrodo, daug kas sako, ten, nu, margarita yra paprasta, tai kas šitą margaritą padaryti? Keli ingredientai, supila viskas, supili viskas aišku. O gerą margaritą padaryti turbūt ne kiekvienam gaunasi. Vis tiek ten yra, nu, visai. Nes aš atsimenu, kai mano toks, kaip pasakyti, kelias, kaip aš užsikabinau ant buvimo barmenų, tai serija, tokia True Originals vadinasi, ant 4 klasikiniai Romo kokteiliai. Daikiris, Mojito, Cuba Libre ir Pina Colada. Ir bandydavau tą daikirį daryti, nu dabar kaip prisimenu aš to daikirio skonį, pirmus kartus darydavau, tai dabar turbūt, žinai, o tai tau pats tiesiog kokteilis nepatiko ir jis tau neskonės? Ne, kaip aš jį blogai padarydavau. Arba dar irgi, žinai, nu irgi kiek čia jau 15 metų atgal, tai tada skonio... Nu jau patirtis, jau tiek metų. Kitokie turbūt. 15 metų atgal mes nelabai ir žinom, jėgom. Nelabai, turbūt ir negronių nieks Lietuvai neragaudavo. O jeigu paragaudavo, tai... Aš turiu negronę butelį ir laikau svečiams ypatingiams, kurie pasižadėjo atvažiuoti ir su manimi jį išgerti. Čia sumiksuotas jau padarytas visas? Kažkoks padarytas, bet dar reikia kažką ten... Bet galima gerti ir vieną, nu, tipo ledo, įdėkite ledo ir apelsiną. Jo. Tai va, tai aš laikausi, laukiu jūsų svečių, žino, kam čia į ką kreipiuosi. Aš labai norėjau jūs pasikviesti ir labai norėjau, kad man kažkas padarytų namie skanų kokteilį, nes pačiam vis nepavyksta. Ir per tą 15 metų, kaip tu užsiminei, kad 15 metų patirtis jau galima skaičiuoti, ne? Nu tai prieš tuos 15 metų tų barų kaip ir labai daug tokių vestuves išvažiuojamų net nelabai buvo. Manau, kad prieš 15 metų iš vis nebuvo. Bet pagal užsakymą ten kviestai turbūt nelabai turbūt. Ir šiaip dar namuose daryti, bet tarp kitko, sakai, namuose pasidaryti kokteilį, tai namuose kokteilį pasidaryti yra žiauriai brangu. Nes tau reikia prisipirkti labai daug ingredientų, kur tu paragausi. Jo, ne tai visko lieka, tai tu gali kitą kad panaudoti. Bet tu tą vakarą išsirinkęs vieną kokteilį, tu negersi jo visą vakarą, to pačio kokteilio, tu norėsi kažko kito, tai turi vėl kažko kito nusipirkti. O 2-3 kokteiliam nusipirkti ingredientų, tai gausi to labai brangiai vienam vakarui. Aš vieną kokteilį bandžiau darytis, dabar neatsimenu, Martini, koks ten ir Pornstar Martini, tai už 70 eurų prisipirkom viską ir čia sakom, panom, padarysim kokteiliuką, nustebinsim. Tai jos paragauto kokteilį. Labai nustebo turbūt. Labai nustebo. Ir tada mes supratom, kad mes prasileidom ant 7 eurų. Nu jo, tai. Jo, reikia žinot, ką reikia nusipirkti, reikia kokią tyrę, kokią... Bet kokiu atveju reikia kreiptis į specialistus. Kiekvienas dirba savo srityje geriausiai, žino dalykus ir aš manau, kad todėl jūs čia ir esat. Taip, ir kiekvienas turi būti už kažką už save atsakingas. Žinok, pas mus tokių užsakymų būna ne tik, žinai, vestuvės ir dideli renginiai. Yra buvę, kad ir kaimynai pasidarė savo baliuką. Ten, sakykime, po 10, ten, sakykime, kolektyvas. Vieną kiemuką visi užsisakė ir pasidarė baliuką su baliuku. Tai, žinai, visada viskas įmanoma. Tai kiek maždaug ten žmonių galėjo būti? 20-30? Ne, tai gal ten buvo iki 20, žinau, ten gal iki... Bet aš dabar atsimenu, man atrodo, mažiausias renginys, kurio esam buvę gal 16-18 žmonių. Ir puikiai. Viskas puikiai. Aš trumpai noriu įsiterpti, papasakoti žiūrovom, kaip aš susipažinau su iš vis jūsų baru. Tai jūs buvot mūsų vestuvėse. Mano žmona iš kažkur atkasė susirado ir iš pažinčių ar iš rekomendacijų, nežinau. Ir buvo tokia juokinga istorija. Nu kaip ne, jums gal ne juokinga tada buvo, nes buvo jau beveik ruduo, rugsėjo pradžia ir turėjo būti šalta tą dieną ir mes buvom pas Giletą. Aš Giletą miniu kiekvieno seriją, nes visą laiką grįžtu prie tų vestuvių. Ir buvo šalta ir jis iškiai sako šalta, davai darom viduj. O mes viską susiplanavę, kad tik terasų, nes lemputė susisakyta, žinai. Ir sako, nu žinau, kad tada šildytuvų reikia. Aš gau, iš kur tu gau dabar šildytuvų. Tai gerai, kad mes turėjom koordinatorę, pasiėmė paskutinę minutę. Tarp prasme, belia koks patarimas yra turėti koordinatorę vestuvės iš vis. Ir aš sakau, gal tu gali kažkur Kaune išknisk, iškask, už kiek nori, tiek tegul kainuoja, bet atvežk man šildytuvus, pastatyk barmenams, kad jie galėtų laukia šiltai kokteilius daryti. Ir jinai rado ir suderino ir atvežė. Ir buvo laukia. Tai man čia buvo toks, kur
kai nepagalvoji iš anksto, paskutinę minutę kainuoja brangiau, bet, aišku, paskui jau ir tai gerai, kad yra žmonės, kurie šis pagalvoja apie tai. Kad ir pasirūpina, nes labai dažnai būna, kad tu tiesiog dirbi, tu ledą šeikinį pastoviai, ten lediniam rankom. Tai plus 5 kokį laukia. Čia kaip būna rudenį. Mano rekordas buvo plus 3. Tu nebenori to šeikerių imti į rankas ir tau ant tiek yra šalta, kad kolektyvas net sako, man šalta, tai apsirenki dar labiau. Tai ne 2 kojinės, sako, aš turiu dar 1 kojinės, tai užsidam dar 1 kojinės. Nes ant tiek būna šalta, o, pavyzdžiui, žmonėm būna, jie net nepagalvoja apie tai visiškai, kad čia tau yra šalta. Nes jiems karšta. Nes jiems karšta viduje ir tiesiog, jie ir taip turi turbūt daug ką labai galvoti, tai barmenus dar pagalvoti, tai turbūt jiems nelabai. Nes dar irgi, pavyzdžiui, galvoja, nebus ilgai, ten, sakykime, vienas iš mano pusės, pavasaris. Jau ten gegužės vidurys, antra pusė. Tikrai diena buvo šilta. Netgi karštą, saulytę, kai šviečia, tai vakarais taip atvėsta, kad saulė nusileido. Ir tada, kai jau žmonės galvoja, kad jie tik tai iki 12 ar 1 norės, bet tada pratesimai, žiūri, kad 5 ryto, važiuoja jau baiginiai darbą, į mašiną pasimti, užšerkšnėja langai. Ir tu nenori sakyti, kad negali pratęsti, nes žmonės tai linksmai atvažiuoja į jų šventę, nori tai jiems labai karštai išeina į tą lauką, šiek tiek pabūna, viskas gerai. Tai ir galit pabūti dar valandą. Jo, galim. Trečią kartą klausim. Aš kaip sakom, iš esmės beveik visada būsim tiek, kiek jūs norėsit. Kol patemsit. Yra gal kelis kartus buvo variantų, kai jau nebegalėjome, nes tiesiog fiziškai nebūtume spėję kitą dieną ruošti kitą šventę, neruoštis. Nes grįžti, susipildyti, žinai, šiaudelius visą kitą ir nuvažiuoti vėl į kitur. Aišku, dar pamiegoti norisi nors 2 valandas. Jau pamiršau apie šitą, kad dar mes miegam. Taip, dar mes miegam kartais, Skaniai saldžiai labai. Labai skaniai, eina savo, man toks... Bet tu toksai irgi mėgsti saldžiai visą, ne? Mėgstu saldžiai, mėgstu rūšiai, nemėgstu, kur labai jaučia, žinai, aš nemėgstu ten tų, žinai, pavyzdžiui, viskį su ledus, tiesiog, kad yra, žinai, vyriški gėrimai. Tai tau old-fashionas toks nepatiksta. Man labiau tokie gal mergaitiški kokteiliukai. Bet taip, tas taip, bet aš irgi, man ne kiekvienas viskis patinka. Aš gal škotiškų nelabai, bet, pavyzdžiui, airiškas, švelnesnis. Nes airiškas toks labai švelnus, toks visiškai. Toks visiems patinkantis turbūt. Taip. Aš tik žinau, kad nuo vienų galvą skauda, nuo kitų neskauda. Tiek aš nusimanau apie viskių. Jo. Tai jeigu... Ar čia nuo kiekio? Jeigu už 15 eurų pirksi, tai tą skauda, nes ten... Bet kurio alkoholio turbūt skaudės, nes jisai ten nieko labai gero. Reikia rinktis arba skaudės piniginė, arba galva. Tai jau geriau, kad piniginė paskaudės ir galvai gerai. Tai žiūrėkit, tai jūs vis tiek ne vieni važiuojat, sakot, daro pratesimą. Man įdomu paklausti, ar visada pratesimą daro? Nes mes tai tikrai darėm, bent valandą ir 2 prašėm, maldavom, kad pasiliktų. Ne visada, bet iš 10 kokį 8 jau. Tikrai daug. Tai realiai daug, bent 1 pratesimą tai daug daro, jo. O tai gerai, kaip ateina, tas nejaukus momentas, kai jūs jau žinot, kad čia jau laikas kaip ir baigės, bet jauniai dar ten kažką šoka blūdyje ir jūs jau laukat momento, kad ateina. Labai dažnai būna, kaip tarkim, būna ta 12 valanda, visai, kai jaunieji iki 12 valandos ten labai mažai ten. Po keletą kokteiliukų, paskui ten 12 valanda. Būna ten 12 valandos kažkoksai tai šou. Taip. Tai ar fejerverkai, ir tortas, ir gaunasi, kad jau gaunasi jau 12:30, o mes iki 1. Tai jie iškart jau ateina, jau 12:30 maždaug jau taip dažniausiai. Mums čia dar liko dar 0,5 valandos. Tai turbūt tęsim, žinokit. Arba būna kai kurie paklausia antros pusės. Ar vyro žmonos jo paklausia. Arba būna pasako, būnat, kol svečių būna. Jo, tai linksmiausia būna tada. Bet tai čia būsi tol, iš 6 gali būti. Ne, tai sako, kad tai yra buvę, keliai judantis, o ne ant kėdės, bet yra tokių variantų buvo. Ja, arba pasako tiesiog, kad vyrai, jūs nuspręskit, kada jau mums čia užtenka. Taip, jeigu lieka ten, aišku, mes ten matom, lieka 10 žmonių, ten jau tokie jau 15-20 jau tokie, ne visai tokios jau kondicijos. Tai tiesiog mes netęsiam kam. Gal mes jau tada važiuojam. Ir mes anksčiau miegot nueisim, ir jie anksčiau miegot nueisim. Ir kitai dienai pasiruošit, kaip sakot. Ar tik kiek būna pataupysim daugiau? Tai kiek būna, tarkim, maks per savaitę tų renginių turit? Viena komanda, kiek turi atvažiuoti tų renginių? Tai viena komanda, tai mes vis pamaišom gaunasi, kad
Kad tarkim, vieniems gaunas laisvą, kiti važiuoja į sekančią dieną. Toliau, kitą dieną tada arčiau. Tai jūs turite daugiau komandų vis tiek, ne vieni, kaip suprantu, dabar jau iš kalbos važiuojat. Jo, tai yra 6-7 komandos, ta prasme, iš vis yra 15-16, tai yra, man atrodo, ne? Kažkur. Ir ten viskas, kas gali, kas negali, tai, tarkim, čia būtų lengviau turbūt pasakyti, kiek čia tų švenčių būna, ne, pas mus į... 15-20. Dabar kaip tyčia ir kolegų tinklaladė irgi išėjo su barų tema, su barmenų tema, tai žiūrėjau vakarą, kada jie tik įkėlė, tai mes taip nesusitarę, susiplanavom, panašiom temom šnekėti, jie daug ten irgi kažką pasakojo apie skaičiavimus alkoholio, apie tus pratęsimus, tai man įdomu, kaip jūs, pažiūrėjau, kreipiasi jūs ir ką jie klausė iš jūsų, gal ne taip reikėtų užduoti, ką jie jūsų klausė dažniausiai ir kaip jūs jiems pateikėt savo tą variantą, kaip tą alkoholį apskaičiuoti, ką imti, ko neimti ir kaip daryti. Tai čia tavo sritis. Žmogui, kuris nieko nežino, kas čia dabar bus. Jo, visada sakom, kad pas mus galbūt yra šiek tiek kitaip negu pas mūsų kolegas, nes labai dažnai ateina tas toks klausimas, kokia kokteilio kaina. Pas mus nėra kokteilio kaina, mes tiesiog žinom, kiek plius minus pagal žmogui tų gėrimų reikėtų ir pagal tai tiesiog paskaičiuojam bendrą gėrimų kiekį. Ir aišku, tas, kas lieka nepradaryta, tas lieka jum. Tas ir žmonėm mažiau mokėti reikia, nes mes kažkaip tokia filosofija, kad geriau paskaičiuoji daugiau. Taip. Kad tikrai nepritrūktų, nes turbūt nebūtų nieko blogiau, kad pritrūktų. Ir kaip sakau, visada smagiau mokėti mažiau negu daugiau, nei kad planavai. Taip. O klausimų visokių būna ir su tais kokteiliais, tada, kad galbūt tokių klasikinių kokteilių kaip Cuba Libre, Gin Tonicas, tu ir taip gali padaryti, nereikia jų įtraukinėti į meniu, nes anksčiau būdavo taip, kad tu tiesiog žmonėms duodi tą mūsų pilną meniu, kai įsirinkit kokteilius, tai va ir pasirinkdavo tada Cuba Libre. Ką žino, nes tiesiog bijo kažką naują ragauti. Nes teisingai, gal net nežino kažkokių pavadinimų. Taip, nes nemažai dalis mūsų kokteilių yra pačių, tikrai tų pavadinimų žmonės nežinos. Jo, kokį pavadinimą sugalvojo tokį didį? Kiekvienam sezonui, vasaros žiemos, realiai sukuriam tokį 8 kokteilių pirminį pasiūlymą. Jau iš karto, sakykime, žinodami svečių skaičių, kas dažnai, sakovom, pakanka to pirminio, nes mes niekada neapsiribuojam to meniuko, kuris būna šventė. Jeigu ten yra tie 8 kokteiliai, tai dar pas mus vis tiek kiekvienas barmenas turi kažkokį savo mėgstamą, savo gal net firminį ir prigamina visokiausiai. O tai būna vakaro eigoje, dar matau, kad kokteiliai eina ir jau prieš 12 barai nusikloja šotukais tiesiog iš niekur. Tai čia būna kaip jie? Likučiai lieka, ar jūs jau patys sugalvojat, kada jau laikas ateina, kada jau galima paduoti? Kartais žiūriu. Mes tiesiog žinom, kad jie jų norės. Nes būna čia didžiausia vakaro atrakcija. Šotai! Ir visi prie baro. Būna čia didžiausia atrakcija. Kartais būna, kad tu matai irgi, toks kaip pasakant, užsleptas mūsų užslepta darbo dalis, šiek tiek irgi matyt visą šventę, jeigu matom, kad žmonės šiek tiek nedrasesni. Kartais tu to šotukus jau anksčiau duodi, tada atsipalaiduoja. Kartais matai, kad nereikia, tai jau kartais net tiesiog lauki, kol patys paprašys, kad per daug nepriskubėt. Šiaip, man atrodo, tie šotukai suvienijo labai žmonės, nes aš atsimenu irgi, jau prieš vidurnaktį buvo, mes 3 su broliukais priėjom prie baro ir sakom, per visą dieną mes pirmą kartą 3 dabar kompanijai susistoja, o tai visi, tai negali su visais svečiais pabendrauti per tą vakarą, ten viskas sprogsta, aš kaip iš jaunikio perspektyvos kalbu. Tai mes priėjom prie to baro būtent tuo momentu, kai pamatėm, kad šotukų jau linija status tenais ir mes iš karto į eilę stojom. Tai buvo... Tas toks buvo 3 broliukai susitiko, vėl visi iš užsienio sugrįžę ir davai po šotuką padarom. Tai čia buvo baro dėka. Tai va, ir tas, ir po to būna, kad vis tiek visi ratukų šoka, būna ir tas padėklas praeina tada. Jeigu jau užsišoka per daug ir nebenori eiti iki baro, tai padėklą pilną šotų ir varai su padėklu į tą ratuką vidurį. Tai jau laukia, pelekaim, vėl šotai. O tai gerai, nebūna bairių, kad taip pat išeini su padėklu ir grįžti nežinau, išdaužytom tauriam stikliukais. Dar nebuvo. Ne, tikiuosi nebus.
čia kaip sakant, jautrios temos apie taurių dūžius. Tai kiek per sezoną sudaužo taurių? Neklausk. Daug. Skaudu? Ne mes sudaužom. Aš suprantu. Kiek išsidaužo? Sudaužo labai daug. Labai daug. Matai, priklausomai nuo šventės, nes ten vienoje, jeigu šventį 1-2 taurės dūžta, neskaičiuoja, bet yra švenčių, kur 40 dūžta. Ta prasme, atvažiuoji su baru ir 40 taurių supila sudaužo. Taip, ir esu vežęs. Vežiau aš vieną kartą. Taip. Mums vieną kartą buvo paplūdimy. Pasistatėm, ir svečias, tikrai jau per daug linksmas buvo ir vieną kartą ant stalo sėdat, sakom, nesėskit, nukrist. Jo, šalia baras. Šalia baro stovi, ten visos tos taurės statytos, jisai tiesiog šalia baro stovėjo. Ir ar 3-4 kartas bultinkšt visas. Lemtingas. Ir atsisėdo ant stalo. Atsisėdo, Gerai paskaičiuosi. Bet tai viena taurė kokie 5 eurai kainuoja. Taip. Nėra ten po. Tai dabar yra taurės šis, kurios kainuoja po 10 eurų, tai tavasme viena taurė. Tai net kokiai maksimai nebenusipirksi ten. Tai po 2-3 net su akcija nebūna. Ne, tenais net neperkam niekada. Iš esmės vos ne paletėm užsisakinėti reikia. Ne paletėm, bet... Bet daug. Daug. Su autobusiuku nuvažiuoju, jau prikrauni. Bet jūs taktiškai net neskaičiuojat, kiek per metus dūžta, nes tiesiog nenori žinoti tos skaičius. Ne, neskaičiuojam. Kažkaip neįdomus. Metus, jau čia. Yra kaip yra. Yra kaip yra. Taip. Jeigu žinok, reikia. Tarp 3-500, žinok, nenustepčiau. Tų taurų tikrai nenustepčiau. Jo. Daug tikrai būna. 500 taurių išdaužyta per sezoną. Wow, čia tai baliukai atruskai. Taip, ta prasme, gaunasi iš šventės, tai jau čia daugiau netauri. Iš šventės grįžta praktiškai, turbūt vidutiniškai, turbūt kokių 7 taurių turbūt nebūna. Vos ne. Per savaitę, jeigu 2 renginiai vienai komandai, jau... Per savaitę kokį 15 renginių. Kaip sakant, labai... Padauginti iš komandų ir padauginti iš taurių, jau čia šimtais. Taip, taip atrodo, žinok. Tai galbūt tikrai daugiau, nes mes kai perkam, tai žinok, ne po 500 perkam. Tai žinai. Bet žinai, iš tų taurių reikia, tai tu nieko tiesiog nepadarysi. O į plasmasinę tu neduosi. Prie baseino vakarėlį nebent, kaip būna. Vis tiek norisi, ir tokios tas kakliukas šiek tiek plonesnis, stiklas plonesnis, kad gražesnė. Jo, šiaip ir ieškai taurių, tokių, žinai, kad būtų gražios ir būtų tokios tvirtesnės taurės. Kad, čia šita taurė, tai tokia yra jau, šiaip gležna taurė, galim sakyti, bet... Bet ir tai jinai dar pakankamai... Jo, bet būna iš vis, kur plonesnis dar kojytė, kojelė dar plonesnė, tai pats stiklas... Padėjai ir liko padas ant stalo. Taip, tai padėjai ir šitą galvą tai svyruoja. Man jau namuose, jeigu dūžta vieną taurę, tai man jau širdis skauda, aš įsivaizduoju kaip jom. Nes aš, kai perku taurės, tai perku ten, tarkim, jeigu reikia 6 nusipirkti, tai aš perku jau minimum 8 arba 10, kad turėčiau tiesiog spintai pasidėjęs, kad dužtų. Ir būna dar, kad išpakuojant vieną tiesiog dužo. Labai dažnai. Ir galvoju. Labai dažnai. Ja. Dar pačiam bepakuojant. Čia tie dalykai, mes tokius paviršium plaukiam ir tokie dalykai, kur lengva įsigilinti. Bet yra tokių užkulisinių dalykų, į kuriuos man noris visada pasigilinti, kur nieks nepaklausia, gal dėl to ir nepapasakoja. Pavyzdžiui, tai kaip vyksta tas taurių išplovimas, paruošimas kitam kartui, tarkim, jūs grįžtat. Mes turim plovėjas. Tai... Ar jūs plaunat ten jau viloje vietoje, kol kokteilius daro? Taip. Ir jūs grįžtat su švariom namo tauriam jau? Nes specialiai vežamės. Mes turim plovėjas. Visai, kad vežamės vieną plovėją, mes nevažiuojam dviese, visai, kad būnam 3 žmonės. Aš ir galvoju. Jo, nes mes kažkaip einam, nebent iki 30 žmonių. Jo, nes mes kažkaip labai einam į tą, kad mes esam barmenai, mes turim būti už baro visai, kad dviese. Būtent. Ne tai, kad vienas pastoja visai, kai išėjęs kažkur ten tas taurės renka, žinai. Tada grįžti vėl tu dabar tavo eilėj tas taurės renki. Nežinau, mums tai kažkaip yra nesąmonė. Varginantis dalykas. Jo, arba ten prašinėti, reikia prašyti tada tų... Sodybos darbuotojų padavėjai, o jos būna, labai dažnai būna nepatenkintos, kodėl aš čia turiu rinkti jiems tas taurės. Dalykas, jeigu jos renka taurės, jom iškris jos sudauž, kas tada? Taip. Nei tu sakysi, kodėl sudaužiai taurės, nors realiai ne jos darbos. Kažkaip taip, Aš kažkaip galvodavau, kad jūs grįžtat su purvinom taurėm, o taip pat nugerta, su visais apelsinais, su žolelėm ir tada jūs jau kažkur ten jas susitvarkot. Aš taip galvodavau, aš nežinodavau, pavyzdžiui, kad jūs iš karto... Čia, žinok, dažnas dalykas, nes galvoju, nes, tam reikėtų
10 kartų daugiau taurių negu mes turime. Šiaip daug kas yra, man atrodo, kad kai kas yra, kad tokiais padėklais atsiveža taurės, man atrodo, ten jau sudėtos, tada murzinas ten tą padėklą, man tą padėklą šalin. Skireliais kažkokiais? Jo, ten tokie skireliai sudėtos jau po taurė. Nauja padėklą. Dažniausiai tu tokių. Kažkai yra jų barmenas. Yra? Bent jau vienas, tai tikrai žinau, kad yra, nes kažkada sakė, atsimenu, man planuoti kažką. Matai, galbūt jeigu yra toks dalykas, kad suderintas kokteilių skaičius, fiksuotas, tu tada atsiveži tiek taurių padarai ir gali baigti. Tipo, ateina žmogus, aš noriu dar tokio kokteilį, žinokit, nebeturi švarios taurės. Viena mūsų ištikima podcast'o gerbėja Sandra, linkėjimai, klausė, kokių keiščiausių, įdomiausių užklausų klausimų prašymą esate išgirdę iš jaunųjų arba iš svečių šventėje? Šauna kas nors į galvą? Ta prasme, šventėje toj? Nu, arba šventėje, arba ar jaunieji užsakymo metu, arba vestuvių dieną ateina su kažkokiais klausimais, prašymais, nu, kur nelabai galbūt susiję, arba labai kurioziniai, jokingi, arba svečiai, ko jūsų klausinėja, kai jau esat jau pasiruošę tada kokteilius daryti. Gal iš jaunųjų aš nepasakyčiau, kad kažkas būtų labai keisto. Jo, nes dažniausiai. Būna tiesiog visokių klausimų, kur barmenai labai traukia merginas. Taip, parašom numerį. Aš tą sužėdu. Tai va, aš dar laukiu, kol kokteilius padavinėja to taip, kad žiedas matytųsi. Ne, su kairė ranka. aš dar laukiu, kol bus žiedas pas mane šiais metais, tai dar negaliu, bet šiaip... Pala, viskas, dabar reklaminė pauzė. Tai vestuvės tau? Taip. Rimtai, ženė, sveikinu. Taip, ačiū. Tai kad jau viskas suderinta, pasipiršta, suplanuotas, jo. O baras bus? Jo. Tai spėkoks. Ką tokius pasisamdėt? Vis galvoju, žinau, gal kokius naujus duot progą pasireikšti. Išbandyti, ne? Išbandys tai staliuką. Išdabandys prie bažnyčios, jo. Mūsų staliuko, iš mūsų nepirko iš mūsų staliuko. Pasamdė kitus. Oho. Matai, galvoja apie savo hibrą, kad nesivers per galvą, nes... Ir taip kiekvieną dieną žiūri viens į kitą į akis. Ne dėl to. Matai, ceremonija Kaune, šventė ten prie Pagėgių, kad po to jiems nesivers per galvą. Pasiruošimų jos, važiuos ir... Nu, man labai įdomu tai apie vestuvės. Tai viskas suplanuota, neliko jau čia, sakai, pusę metų, kiek? Jo, nu ką. Tai rudenį? Rugsėjo 4. O, tai dar nebus šalta. Tai vat labai viliuosi, nes pirminė data turėjo būti rugsėjo 18, bet vat pernai, kai tą pirmą rugsėjo savaitgalį pradirbau, oras pasakiškas, diena šilta, bet ne per karšta, vakarai vėsus, bet ne maloniai šalti, ta prasme. O aš kai žmogus, kuris nesu labai draugaujantis su karščiu, ne? Jo, tai dar pagalvojau, visą dieną su kostiumu reikės būti, tai sakau, gal... Tai tu nusprendė datą, kad bus rugsėjai vestuvės? Ar kas nusprendė? Pasiūliau aš pagal. Nes vėsiau biškai. Lemba, reikės kostiumą man čia prakaituot. Plus 30. Nu matai, taip išpuolė, kadangi šitos įtidirbu, tai šį kartą aš pagrindinės planuotas, aš pristatau 2-3 variantus ir išsirenkat. Sąrašą tiekėjo fotografus visus matęs, su visais susidirbęs, jau vedėjo matęs, va tiek irgi milijoną, vilas visas žino. Ne visas, bet jo, nemažai. Tai tau tiesiog prisimint, kur buvo fainai ir paskambint. Jo. Tai jau 100 šausit. Būtų, bet pamažinamės. Bet netoli. Tai ką, vilo netalpina tiek? Na, su nakvynės vietom nėra, tai 80 susitalpint nėra taip lengva. Bet išvažiuoja daug, kas išsivažinėja dar iki to mėgojimo. Ne, čia ne tas variantas. Ne tas. Tai gal ir antrą dieną dar pirčiukė? Tai kaip manai, kodėl tos vestuvės bus ketvirtadienį? Viskas aišku. Taip. Labai gerai, aš žinau, kad už tai, kad švęsti reikia ne vieną dieną. Sužadėtinės giminė tai Žemaitijos, atvažiuosi Kauną ir tada važiuosim prie Pagėgių. Vėl atgal. Tai kokteilių sąrašą jau turiu įsirinkęs? Jau sudarytas. Jau sudariau kokteilių meniu. Nu tai va, viskas paruošta. Aš įtraukiu dar savo vieną kokteilį, savo firminuką. O tai pasakyk, koks tavo firminis kokteilis, mėgstamiausias. Atsuktuvas. Degtinė ir ledas. Ne, o jei rimtai, tai čia su vieno kolegos šiek tiek pagalba. Per 2 metus tikrai pakankamai skanų kokteilį teko sukurti. Gervuogių gin sauris.
Mes su kolega vieną bandėm iš pradžių kurti tekilo saurį. Aš tave žinok rezervuosios tada. Mano gimtadienis po to vestuvė neužilga būsi palsės ir gal jau po honeymoon kelionės ir aš norėčiau šitą kokteilį išbandyti iš tikrųjų, nes man skamba labai skaniai. Gerai. Nes gervagės išgirdai. Gervagės ir dar džinas ir daugiau nieko nereikia pasakot. Bet tai su tekila šitas irgi gervagės geras. Tai mes vat ir noriu sakyti, kad mes su Luku pradžiai jį kaip su tekila darėm. Paskui su džinu. Bet aš tada sakau, patikint biški. Džinas. Bet tekila gerai buvo irgi labai atsimenu. Tikrai geras, bet man tiesiog aš labiau džiną mėgtų, ne tekila, tai... Žodžiu, jeigu turėsit barą ir bus būtent Aurimas Arūnų, tai šito kokteilį galite prašyti, a ne ištrauks iš stalo. Drąsiai. Ir su tekila, ir su... Ir abi variacijas. Taip. Be problemų. Tai klausyku, tai kaip pasipiršai? Kaip pasipiršau? Ne taip, kaip planavau. Gavas dar geriau. Kaip visai, kad taip gaunasi. Blogiau gavosi. Na. Buvom atostogų Egipte. Aš kažkaip... Kaip tik išėjo 3 metai, kaip draugaujam. Nu tai čia... Ar 3 ar 2. 2 metai kaip draugavo. Buvau čia suplanavęs, gal šiek tiek klišinis, bet su tais keturračiais pasivažinėti ir aš gavau ant tokios uolos prie jūros. Ir kai, jeigu kas buvo Egipte panašiom pramogom užsiminėjo, tai žinot, tie egiptiečiai, jie viską padarys, kad arbatų. Tai va, čia tokį pafotografuosim, aš galvoju, eik tu gal kur nors į šoną. Ką buvau galvojęs sakyti, nelabai pavyko, tai iš pradžių išėjo dar gal kokias 2 sekundės galvojau, kaip čia normaliai pasakyti. Kol jis sako, nu ką? Nu ką? Jau man, kad kažką nori sakyti? Nu ką pasakysi? Ką pasakysi? A tai būsi žmonelą mano. Žmonelą? Žmonelas ant galvo pajokausi, bet taip, A tai nepajokavo nieko? Ne. Kaip sureagavo? Ne, nieko nenorėjo? Nebūsiu. Ne. Būsiu. Planavau gal kokią kalbą čia taip ramiai pasakyti, kažką, bet... Turbūt visi planavom kažką pasakyti. Kažkaip šitų dalykų. Taip. Tai va, ant kelio, kai atsiklaupi visai viskas. Kažkaip atrodo, tu ir kalbėti moki ir visą kitą su žmonėm, bet kai šitas, tai toks... Čia kaip kamerom įsijungus. Na, čia dar baisiau atrodo. Baisiau. Atrodo, ką, savas žmogus. Aš tai dar skoloj turiu atsiklaupti ant kelių, nes mes tai sėdėjom, atsisėdė ant pledo, ant kranto. Tai aš galvoju, taip ir praslys, žinai, bet eina metai vis namiokai, kad tu dar nebuvai atsiklaupęs, žinai. Šiaip juokas juokais, man dar kokias 2 savaitės juokavas, nes sako, tu neklausai, ar aš tekėsiu už tavęs, tu klausai, ar būsi mano žmonelą. Bet jau kaip plik praėjom, bet aišku dabar pamatys, prisimins. Tai gali, žinai, vestuvių rytą paklausti. Nu tai ar tekėsi už manęs? Arba bažnyčiai. Bažnyčia. Tekėsi, gerai. Neturės kur dingti. Jau su suknelė. Tai tu irgi jau susižadavęs, sakei, naudoji kaip kodį. Bare, kad neliptų prie tavęs. Kaip ne, naudoji, juokauju. Nusimi darbo metu, kad nebraidžytų taurių. Jo, aš vedęs irgi jau. Sveikinu, jau daug metų, ar šviežiai? Jau nebe šviežiai jau. Nuo kada skaičiuoju, kad nebe šviežiai? 3 metai, 5? Jau virš 3 turbūt. Šiaip virš 2 turbūt, kai yra metai, jau 2 metai. Tai čia man dar šviežiai atrodo. O kiek laiko? Aš negaliu sakyti kamerą, galiu prisišnekėti, bet prieš 3. Jo, mes dabar tai pagalvoti reikia kartu, bet... Tai aš irgi 5 metus kartu. Mes 5 metus kartu. Mes dabar 3 bus. Nu tai, o kaip tu pasipiršai? Mes važiavam, žodžiu, į Rygą. Ryga mūsų buvo kažkoksai... Jis jau laukė. Kažkoksai tai Ryga buvo toks, nežinau, miestas turbūt kažkaip... Svajonių. Labai fainiai, taip pat ten kažkaip, žinai, pasivaikščia, ten gražu, nedidelį tas senamiestis, po senamiestis pasivaikščia. Kažkaip... Senamiestis nedidelis. Senų pastatų tai. Jo, tai ten tas senamiestis nedidelis. Tai ten daugiau nėra kur vaikščioti, pas senamiestis. Nu tai žodžiu. Nu ten mes vieną kartą nuvarėm, kitą kartą nuvarėm. Nu ir paskui galvoju, reikia pasipiršti, kur čia pasipiršti. Ryga. Davai, reikia varyti Rygą. Varom į Rygą. Nu gerai, važiuojam. Nu važiuojant link Rygos susipykom. Galvoju, ne, aš tau duosiu to žiedo, nei tu svajok.
Nu. Bet jūs su mašina važiavot? Jo, važiavam su mašina, jo. Nu, žodžiu, kol nuvažiavam, viskas ten gerai, išsiaiškinom. Susitaikėm jo ir... Nu, ir aš buvau tokį vietą sugalvojęs, kur pasipiršt, ten ant tokios aikštelės užlipiš, ten matosi, ten visas tas senamiesis toks, tai fainiai. Nueinamės tą vietą, varom ten. Nu, davai varom. Nuėjom į tą vietą. Žmonių belekiek. Nu, kur aš ten klauksiuos? Vis pradės filmuoti. Einam ten toliau. Nu, čia palei upę einam. Nu, čia ieško, kur čia gražesnė vieta. Medis. Toks topolis, jo, man atrodo. Ten, kur medis. Ten svidėjo. Reikia ten. Čia su valtim plaukia žmonės, ten ta upė. Einam čia, sakau, po to medžiu pasėdėsim. Žiūriu, kad jau jinai tik keistai taip, jau galvoju, čia supranta, nes atrodo, nu visai, kad viską turbūt žino jos. Nors jinai ten jaučiu galvoja, blemba, nepavyko man nusipirkti tos rankinės. Nu ir žodžiu, sėdam. Nu ir čia tik tais jau aš jau, man, čia kažką aš net negirdžiu nieko, nes man reikia dabar pasipiršt. Taip, tik tai, ištraukiu tatkis ant kelių, plumpt. Skauda kelią. Tik tai jau čia dariau, čia kažką sakė, aš net neatsimenu, ką aš ten, bet daug pasiruošęs buvau ką sakyti, nieko neatsimenu, ką aš ten sakiau. Na ir paverkė ir sakė taip. Ir paskui juokėsi labai stipriai. Ir jinai laukėsi tada jau. Jinai laukėsi, tai va, romantiškai, tada neėjom į kavinę. Tai va dabar aš užsakiau alaus. O jai nealkoholinio šampano, man atrodo. Ar nealkoholinio Heinekeno irgi gal. Taip, man atrodo, ir keptos duonos. Čia buvo mūsų pasipiršimo. Geras. Reikės nuvažiuoti ir man priklaupti. Žinai, įžadas atnaujinti kažkada reiks. Dar ką prisiminiau iš savo pasipiršimo, kai sakiau, kad jie egiptiečiai labai paslaugus. Labai. Kad lipam ant tos uolos. Turbūt norėjo... kad pafotografuosim. Duok kuprinę. O kuprinė žiedas. Ne, duok, ne. Ir man mintise gėdas, galvoju, kad aš jo nepasitikiu, kad jisai pavoks tą kuprinę. Ne. Man reikia kuprinės. Ir po to sakau, o kas ten čia plaukia? Pasižiūrėk. Kas nieko, nu tenai, eik, paik biški toliau, pamatysi. Kuprinės įstraukė, spėjai. Kad ne 3 būtų ceremonija, o 2. Taip. Ir irgi, dar kažką kalbam, jisai pamatė, kad, nes jie buvo 2, vienas su 4 vežio, antrą fotografuoja. Jau jaučiu, kaip pliekia. Atgalvoju. O po to jau, kaip tu nenusipirksi tų nuotraukų. Esam buvę mes Turkijoje, plaukėm irgi su laiveliu kažkur. Ir pribėgo fotografas su asistentu 15 ir sako, norim jūsų vaiką nufotkinti. Ir buvo gal 3 mėnesiai kokie. Ir ten sakom, nenorimės nieko, nu nefotkinkit. Ir jisai fotkina vis tiek ten tą dukrą į vežimuką įsilindė su tą kamerą, sufotkino, kelte visus sufotkino, kaip nežinau, kaip prieš sušaudimą kokį, žinai, kaip priduot. Ir dingo. Sako, nu gerai, čia niekas, tipo, gal, tipo, nu kaip, nes būna, jeigu pafotkinai, prašo pinigų, bet čia dingo tiesiog. Grįžta mes su kelto parplaukiam ir grįžta jisai laukia jau prie kelto su savo didžiausiu čemodanu. Ir ten ne tai, kad atspausi nuotraukos, bet ten lėkštės marmurinės su atspausinti vidury dukros veidas. Ir tipo, sako, pirkit 15 eurų ar kažkas tokio ar dolerių. Ir duoda visiems tas lėkštės, dalina visiems tiems kelto keleiviams ir pirkit. Mes su žmonos užvalgėm nesąmonę, ta lėkštė kažkokia ten tas kaip baba, žinai, senovinė kažkokia ta nuotrauka per vidurį klijuota, žinai, lipdukas kažkoks. Sakom, nenorim, nereikia mums ir išsineškit, tai daug kas ir nepirko. Bet vis tiek yra kas pasiima. Vis tiek už tą $15 ir tai va taip atvarė, sufotkino ir lėkštės išspausdino. Vis taip, kai ten koks nardymas ar kažkas, tai pasiėmė gal tų nuotraukų, bet sakau, su 4 tikrai negalvojau, bet kaip dabar nepaimsi? Jau nuotrauką dar yra. Ne, tai čia tai aišku reikia, tai būtina čia jau. Jisai tik tai turbūt pamatė, kad priklopiau, tai iškart turbūt tas čičin. Kažkiek pakėlė kainą. Žinok, neatsimenu dabar. Reikia paklausti, kiek prieš tai būtų kainavę, jeigu nesužadėtuvės. Bet kainavę, atrodo. Bet negaila buvo. Vis tiek, kad taip jau laimės pilnas kelnes, jas pagaliau padariau. Atsilikau. Tai svarbiausia.
Nes tas 3 dienas laukia, nedaugiau nieko negalvojai. Kaip čia ką reikia daryti? Gal taip geriau. Čia, žinai, tas pats kaip jauniesiam, kai programą ruošiasi ir klausia, čia klausimas dabar ant bangos internete, tai šokt tą šokį ar nešokt, žinai. Nu, tai jeigu nemokat, nesat šokėję, nu, tai ir nešokt. Kuo paprasčiau. Susiglaudė ir viskas, tobulą akimirką užtenka to ir fotografai kadrų, ir svečiai laimingi patenkinti, ir jaunieji be streso, nes jaunikis būna iki to šokio, vaikšto, kaip nežinau, kaip į užpakalį įdėtų. Būna, kad gryno. Ir čia prie ko aš suku, kas yra gerai, padeda baras šiek tiek atsipalaiduoti. Nes aš tiesiog, kai su jais visą dieną su, tai aš matau, kokį stresą jie patiria, galvodami, kad vakare reikia šokti. Per fotosesiją būna mediniais veidais, stiklinėm akim, o vakare, kai tas šokis praeina, ir tas šokis ten, ir tos nuotraukos iš to šokio gaunas tokios laužtos. Ir tada būna, svečiai kartais sako, pakartot. Ir kai tas būna pakartojimas, jaunikiai būna dzin geriau ir pavaro dar geriau ir nuotraukos visą laiką į albumą eina būtent iš tenais. Bet baras ko gerai, tai kad atpalaiduot padeda bent jau tą stresą nuimti, jeigu jau jie suplanuoja. Reikia nebijot, kad vienas kitas tikrai padės. Reikia nepersistengti. Aš kaip visur sakau, kas per daug, tas nesveika. Visur gyvenime. Kad ir kaip gerai būtų. Bet vienas kitas padeda visai. Taip. Aš aplamai, manai, dar jaunystėj pats šokius lankiau, tai visada, jeigu kas tu irgi klausit, skaičiu, darykit paprastą šokį, kuo mažiau tų sudėtingų figūrų. Taip. Nes tiesiog būsi momente, negalvosi, kaip dabar po 3 tų figūrų, kokia bus dar viena. Kaip čia dabar nepaslystant šitos vietos, kaip dabar čia teisingai paimti. Kaip ją pakelt. O kiek paskui feilų gaunas, pilnas tiktokas yra, kaip jaunusios skrenda per stalus, tenais virsta griūvas su visais barais. Nemačiau. Bet šiaip dauguma šoka, šiaip šokį. Tas net dauguma visiškai. Čia tokia yra, šiaip Lietuvoje dar yra visai gaji tradicija tą šokį daryti, kaip tokį valsą. Gal mažiau jau su tėveliais būna šokas, kad tarkim jauniai pašoka ir po to eina su tėveliais dar šokti. Tai jau to mažėja, to jau vis rečiau pastebi. Bet kad iš vis nešoktų, vedėjai labai gudriai apžaidžia, sako, ateikit, dabar bus jaunųjų šokis. Kartu su jumis visais. Ir sukviečia visus ir tada šokio aikštelė atsidaro ir labai fainai, nereikia jauniesiams stresuoti. Bet taip dauguma galėtų būti iš tikrųjų. Jo. Nes aišku, čia rizika ir tokį cringe tą momentą turėti nejaukų, kad jaunieji arba nemoka, arba stresuoja. Ir tiesiog svečiam reikia tiesiog atžiūrėti tą šokį ir paskui dar papuoti. Taip, sakau, paprastai. Žiauriai gražiai sušokat. Nes nieks nesakys, kad kažkas blogai jauniesiems. Nei kad suknelė, nei apie pokštę, nei apie pačią ceremoniją, nei apie lokaciją, nei apie maistą. Svečiai niekada nepasakys jauniesiems tiesiai šviesiai. Klauskit mūsų, mes pasakysim. Mes tikrai pasakysim. Ne šiandien. Nes su svečiais dar reikės ir gyventi toliau. Ir svečius juos kviestis, žinai, giminaičiai. Su mumis irgi. Pas mus būna po vestuvių, tai kitą kartą per krikštynas. Kokteilių baras per krikštynas. Taip. Papasakok. Ne alkoholinis? Ne tik. Visai. Tas dalykas, man atrodo, dar... Labai daug nealkoholinių būna, taip, nes labai daug vaikų būna. Pamažėjo, bet vis dar... Bet eina vaikai prie kokteilių ir darot ir vaikams? Ar turit mažiuką bariuką kokį? Ne. Visada klausiam, kiek, sakykim, bus... Sakykim, jeigu sako šventi 60 žmonių, tai ar visi suaugę, sakykim, taip, bet gal arba ten 50 plus 10 vaikų. Irgi tą atsižvelgi, tu padarai, paskaičiuoji, tu gaiviųjų šiek tiek daug. Taip, pasimti reikia. Bet vaikučiam, nes irgi jos ten būna mėlyna, raudona, žalia. Taip, man dabar tokį. Antifriziniai visi mėgstamiausia, aš mėlyną labai su kad tau karatau mėgdavau. Liežuvį mėlynį. Tai jiems dar smagiau nuo to. O sakau, su krikštynom mažiau, bet vis dar būna tai, kad balius tai vis tiek būna tėveliam. Tai aišku. Nežinau, man tie mėlyni kokteiliai, juokas daug kas iš jų, man tai patinka. Dabar pas mane bare, tarp kitko, yra tos ir dar gana daug. Bet kitas dalykas, tai mes su planuotai Živilė Norženis darėm prikolą. Jo linkėjimai su pokštėm kokteiliuose, tai tokia pokštė, žinai, idėjom. Jūs sakėt, kad turi būti viskas valgoma, kiek galima vartojama, ne? Tai jūs nedaro tų didelių pokščių, kad ten gėlių pridedat visą banketą tokį? Ne, iš tikrųjų turėtų būti dedama tai, kas valgoma. Nes šiaip ir mažėja jau tų didelių pokščių kompozicijų, nes būna vos net rožės bijūnus jau net esu matęs įsmeigtas. Mes visokius pradėjom dėti
spalvota, kad būtų, tai guminukus mes turbūt, nežinau, pirmieji turbūt pradėjom dėti, turbūt Lietuvoje, ne? Guminukus kažkaip sugalvojom, kad tu ir skanu tau. Ir tu gauni, ir kvepia, jo, tu gauni. Jau tie meškiukai, ar ten skiriamas ženklas, geltonas guminukas čia mano kokteilis, raudonas čia gali būti ir taip. Jeigu būna, kad du žmonės tą patį užsisako, tu galbūt tos guminukus kitaip perskirstai, kitaip uždedi ir tada tikrai atskiria. Bet šiaip labai dažnai sako, o kodėl dabar taip aš pirmais gavau su 3 meškiukais. Taip būna. Nu, žaisminga vis tiek gaunasi, nu, fainiai patiems tiem svečiam, nu, ir tiem vaikam tai iš vis tie stoja prie to baro, atsistojęs kokteilio. Noriu guminuko. Tai tiesiog būna, kad užtenka įpilti sulčių ir tada tiesiog jau paduodi guminuką į rankas ir daugiau nieko nereikia. Valiuta, guminukai. Taip, valiuta. Tai gerai, Krikštynose jau barai važiuoja. O ar važiuojat į mergvakarį? Laidotuvės, šiaip geras klausimas. Kruvinoji kokteilį, kruvinoji meri. Čia toks Helovino jau. Juodoji našlė. Old fashion. Jo, toks juodas. Mergvakarius kažkaip nepasakyčiau, kad dažnai tenka gal vienas kitas, nes dažniausiai mergvakariai nebūna jie tokie dideli. Jo, nes būna, kad draugė susimeta ten po 100, po 2, po 3 ir ten kas išeina tą įima. Taip, būna, kad iš pažįstamų ten klausia, kiek kainuotų, tai pasakai, tavas ne kiek kainuotų, nes, nu, tai vis tiek gaunasi, tai samata. Tai gal ne. Normalu, nes ne patys jauniai organizuoja, o organizuoja iš aplinkos. Šiaip tokiam variantui siūlau tada pasigalvoti kokteilių gaminimo pamokas. Tai šiek tiek yra pigesnis dalykas. Tai jau aš registruojuos ten. Į mergvakarį. Ir į mergvakarį. Esu buvęs irgi vienas mergvakarį, teko dar keliaraištį uždėti, ar nuimti, neatsimenu, čia tas buvo prieš kokį 10 metų. Bet tai gerai, kad... Su stringais tada buvai? Aš be. Be nieko. Tai papasako, jūs turite tokią paslaugą, mokymai? Nu, ne tai, kad mokymas toks pakankamai retas variantas, kad būtų, bet karts nuo karto kažkas užsisako, tai būna, aš kaip įprastai darau 3, 5 ar 7 kokteilius pamokymą. Nu, jeigu daugiau žmonių... Tai ir 3 man per akis jau atrodo pirmam kartui. Žiūri, yra, jeigu nedidelė žmonių grupė, sakykime, ten iki 10 žmonių, tai galima paruošti, kad ir kiekvienam, sakykime, po tokią darbo vietą, kad pats darytųsi. Jeigu daugiau žmonių, tai tiesiog jau rodai mokinį, bet šitas dalykas labiau, sakykime, ne sezono metu, nes tiesiog... Kada to tempo tiek. Jo, nes tu tam turi ir pasiruošę tiek ir ta... Nes stengiuosi, kai ir tai tik kokteilį papasakot, bet ir apie kiekvieną tą gėrimą. Yra to pasiruošimo. Tai sakykime, jau sezono metu įprastai ne, bet jo. Nu, dar balandis visas gegužė jau, manau. Nuo balandžio realiai 25, kai pradedam, taip ir... Tai po Velykų žodžių baigėsi jums laisvalaikis. Taip. Linksmoji vasara prasidės. O tai ką, žiemą renginiai įmonių? Jo, kalėdiniai. Iš tikrųjų irgi įmonės visai švenčia. Ir vis labiau šis vaizduoja. Tokie dideli renginiai, iškart būna tokie įmonių, kai būna, tai visai, kad ten jau kokie 200-300 žmonių. Taip, bet jūs čia važiuojate jau kokios 3 komandos, aš vaizduoju? Jo, pagal svečių skaičių, bet yra mūsų daugiausiai 350, tai 7 važiavo. Čia šiemet 6 barmenų, ta prasme, ir... Tai kiek ten taurių dužo? Būt ką žin, ar ten daug dužo? Šiaip dužo. Aš dabar neatsimenu. Reikia pasižiūrėti, kas išrašyta, bet dužo. Buvo, jo. Nu, net 5-6 tikrai. Nes matai, su tais taurių dužiais, kaip ir juokavim kartai, 350 gali mažiau uždužyti negu 40-50. Ir lygiai taip pat, kaip tu su 30 žmonių gali kartais labiau, kaip sakant, išger daugiau negu 300. Daugiau darbo turėti negu su 50-60. Tai čia, žinai,
Nuo šventėjai priklauso. Jo, kaip ir sakai, su tais mokymais, kaip sakant, ruošti tais užsiemimais, ruoštus kokteilius, tu su kiekvienu žmogum, tu bendrauji papildomai, tu pasakoji, tu užsiemi labai daug, o kada ten yra daug žmonių, tai ateina kokteilį ir greitai kitas. Taip. O nebūna, tai, pavyzdžiui, vestuvės gerai yra programa, visi viduj, jūs ten, tarkim, laukiat, kol bus pertrauka ir visi atvaro 70. Kaip tada, ar jūs būnat, kad užsistato ten, pasiruošę 10 kokteilių ir tai parinkitės jau padaryti, ar tiesiog kaip paprašo? Tai jeigu tu turi tą laisvą laiką, nu tai pailsiau, jau kai visi ateina, užsivedi ir darai. Nu dabar ruošiamės. Bet kažkaip visi supranta, kad čia ne robotai, o ten neprisidarysi. Bet spėt visus pagirti. Jo, taip, visai ką. Vedėjas pasako, 10 minučių bus tada ir tada, 10-15 minučių darom pertrauką. Ir mato, jeigu tenais visi jau gavę kokteilius, tai tiesiog tada pertrauka baigėsi, sako, einam į vidų. O jeigu praėjus 15 minučių, sako, ar jau viskas, sakom, dar keli liko. Nes būna tas vis tiek visada aš, kai bendraujam... Arba šotų būnam pridarę jau. Taip. Kai bendraujam dėl šventės, vis tiek visada siūlau tą, pavyzdžiui, alaus stalą turėti atskirai, kad šiek tiek persiskirstų su srautai. Dar būna vis tiek vienas kitas vyno mėgėjas, tai, aišku, visada galima ir iš baro, bet kartais būna tiesiog tai tokie staliukai vadinami, jeigu kažkas nori. Alaus bačka man dar atrodo populiari su duona. Bet kuriuo atveju vis tiek visada rekomenduoju geriau buteliukais, nes kelios priežastys yra. Bačka retas atvejis, bet visada yra rizika, kad gali kažkas sugesti ir tada tu nieko neturėsi. Antras dalykas, buteliukais tu gali pasimti skirtingų rūšių, jeigu nori. Ir trečias dalykas, jeigu lieka to alaus, tu jį susidedi parsiveži. O iš bačkos, kai bambalių susipilsi. 2 valandas. Ir tada per dieną 2 turi išgerti. Ne, tai neišgersi, parsiveši tos bambalius namo, įsipilsi kelias stiklinės, o visą kitą išpilsi, nes bus nebeįmanoma gerti. Tai va, visada šiaip rekomenduoju geriau buteliukus. Jo, šiaip iš buteliuko, visai skanu gerti. Ir išsipila daug mažiau, nes jeigu mažą buteliuką tu pasiemi, dažniausiai išgeri. Bokalą prisipila pilną, tada žiūri. Su štabeliu ten palangė. Taip, su muselėm, su bitėm. Ir tada jau, kai tamsa dar pasiema vieną. Paragauja. Taip. Kada vėliausiai esate išvažiavę iš vestuvių? Tiksliau, kada anksčiausiai ryte? Ar kada išvažiavom, ar kada baigiam darbą? Kada išvažiavot? Kada baigėt vis tiek anksčiau? 7 ryto. 7 po 7. Visiškai šviesu jau. Visiškai šviesu. Nu tai geras vakarėlis. Ir žinai, kad tau kokią 11 valandą reikia išvažiuoti iš sandėlio jau, nes tau važiuoti labai toli kur nors. Ir žinai, kad dar norėtum bent valandą laiko pamiegoti. Mano rekordas buvo, skaičiavau, per savaitę 24 valandos miegotų. Per savaitę? Tamsi po 3, po 2, po 5. Jo, nes buvo tas, kai aš dar vadinu, tas bombinis sezonas 22 po karantino, kur visom dienom ten jau buvo, tai... Vieną dieną. Tik jūs išgyvenot? Kaip matai? Išgyvenom, bet nesinori daugiau tokių. Ne, tai biškai, tu po truputu, kad tos mažinės. Nebe 20 metų jau. Jo, noris apsistoti tiesiog ir savo to laiko, ramybės laiko padarėti. Jo. Mes dar ten pradžiai gaudžiau vėją laukose, bet matyt kažką įdomiai užsišnekėm ir pamiršom tos skaičius. Kaip apsiskaičiuoti tas, ar yra kažkoks skaičius, ten litras ant galvos? Dažniausiai skaičiuojam, kad žmogui iki 0,4 ml išeitų. Čia alkoholio, gryno alkoholio jo. Nu tai kokius 0,35, 0,38, kažkur iki 0,4 tai dažniausiai. Čia taip išeina, bet užmetam šiek tiek visada daugiau, kad, kaip ir minėjau, vienu metu, kad geriau sumokėti mažiau negu daugiau. Tai taip grubiai 50 žmonių, 20 litrų alkoholio. Mažiau negu pusė litro. Su baru, nes su baru, su kuriuom planuotojom yra tekę kalbėti, kad kartais iki 20-30% mažiau susivartoja alkoholio, negu jeigu jisai būna pasipilstymui. Nes tarkim, tūrio atžvilgiu. Jo, nes tarkim per pusę valandos, kuris žmogus, ta prasme, atėjo jis pabaliavoti, pašvęsti, atėjo jis nori išgerti ir jam žiauriai fainiai. Ir tarkim, jisai gryno alkoholio, per pusę valandos išgers kokius 300 gramų, ta prasme, jis gali drąsiai išgerti.
Paprasta psichologija. Su draugeliu. Prieš įsipili, kad sveikata. Tai vat, o tokia yra baras, tai tu per pusę valandos, tas metu kokteiliais gerdamas, nes būna turis didelis, ne, tarkim, ten 400 gramų, 500 gramų taurės. Tai tu išgersi alkoholio per pusę valandos, kokį 150 turbūt maks. Tiesiog tu ne to fiziškai nebeišeis daugiau išgerti, nes tu nebetilpsto taip greitai. Nes paprastai psichologija prie stalo sėdė kalbi su kažkuo. Jeigu yra gėrimas, įsipildi, jeigu yra kokteilis, baigėsi, dar galbūt įdomiai šnekė, pabaigsiu kalbėti, tada pasims. Tada dar prie bariuko, būna kartais ir ten eilutė 1, 2, 3 žmonės. Kitas dalykas, tu pasiklausi barmenų su juo, gal pašneki kažką kitą pabandyti. Ir ketvirtas dalykas, vos nesvarbiausias, mes vis tiek matom, kur jau žmogui reikia šiek tiek mažinti, jau darai silpnesnį ir kad tas, kuo ilgiau reprezentatyvus išliktų. Tai baras iš esmės yra labai geras dalykas. Jeigu žinai, kad tavo kompanija yra pagerinti, tai eimi barą ir jie kontroliuoja. Taip. Nesigauna. Taip. Ir gaunasi. Nebus taip, kad prie stalo sėdi visi ir taip. Kur sėdėjo, ten ir užmigo. Ja, ir užsakovai gaunasi šiaip gerokai pigiau įmant barmenus. Nes šiaip daug žmonių turbūt galvoja, pasimsim barmenus, sumokėsim jiem dar tų daug pinigų. Ir neapsimoka. Įmam geriau, gal nusiperkam ir taip ant stalų, nes gausis pigiau, nesigaus pigiau. Nes pasiėmat barmenus, mes paskaičiam kiek ir jiems reikia to kiekio. Kas lieka, mes jos pasiemam, o kai žmonės savo visai kas skaičiuojasi. Tai yra buvę švenčių, kad nuvažiuoji, jie patys kur perkasi. Tai važiavam į Lenkiją, tai sakom, o kam tik daug avdrūk prireiks. Ir gaunasi, kad lieka ten, čia ant to pusės stalo turbūt lieka gėrimų pristatyta, tai neišėjo, tai ką mes jums sakėm. Ir gaunasi, kad jie tos gėrimus, jie ten svečiam paskui dalina ar kam, ir gaunasi žymiai brangiau, kur tu čia sumokėtum barmenui. Ir tau viskas, tau nieko nebelieka. Taip. Nes irgi visi laimingi. Tokių variantų buvo, kad sako, nes tu niekada nežinai, kaip kiekviena šventė, baliavo švęs. Taip. Nes vieni gali, galbūt ten iki vos ne paskutinio to lašo, kas paskaičiuota, ten dar ir palieki, sako, palikit, kiti būna net 30% ta mažesnė samata negu pirminė. Jau mes atsisveikinam, o jėtus, kiek čia daug liko. Čia dar tokios pat vestuvės išeitų. Taip. Aš visada irgi kalbėdamas stengiuosi pasakyti, kad mes skaičiuojam, kad tikrai nepritrūktų. Aš atsiminiau iš mūsų vestuvių irgi, mes nusipirkom per savo vestuvės alkoholio už 800 €. Ir ėmėm barą. Baras sako, nusipirkit patys, mes pagal jums darysim. Kiek svečių buvo? 70 kažkas tokios, 60-70. Tai mes nusipirkam alkoholio 800 €. Tai čia vien alkoholis ar plus dar? Čia vien alkoholis. Gal ten ir šampanas buvo, bet už 800 €. Tai mes realiai po vestuvių parsivežėm alkoholio tiek, kad mes dar po vestuvių ir kalėdom užteko, ir naujakui, ir dar pavasarį gimtadieniams. Tai žodžiu, dar pusę metų į priekį. Jo. Aišku, kai kuriem, kaip sakant, nėra problemus, turi kokį sandėliuką, laikosi viskas tvarkoja. Bet žinai, kitas dalykas yra, mes pasiprašėm, kad galėtų leistų mums iš vakaro atsivežti tos alkoholius. Mes važiavam specialiai 2 pilnom bagažinėm, vieną alkoholį vežėm. Kur kiti daiktai, suknelė dar gali sukrauta, ten nakvyniai reikmenis, ten visi, ta prasme, tiek daug daiktų buvo, kad mes realiai, tas alkoholis mums tiek ant sąžinės sėdėjo, kad aš dabar niekada gyvenime nebepirkčiau pats. Tiesiog nebepirkčiau nesąmonę, tiesiog jau bus gimtadienis, kviečiuosi jūs darot kokteilius ir visi laimingi. Jo, ir mes, ta prasme, nėra taip, kad mes skaičiuotumėm ten, nežinau, ankainį kažkokį, tai mes parduotuvės kainom. Ne, visada aš sakau, tu rasi tikrai rasi pigiau, tai bet ten nėra tokios. Taip, mes turim tiesiog tiekėjus, bet gaunasi tokios pačios kaip ir vos ne. Bet faktas, kad prisipirksi daugiau ir aš kitom progom, bet vėl tu vežiojas pats, čia vėlgi kaip imti vestuvės su planuotojai ar be planuotojai, su koordinatoriai arba be koordinatoriai. Tu gali viską pats pasidaryti, bet ar tu švęsi tą šventę, ar tu joj būsi ir tu kiek ten energijos joj beturėsi. Tu gali paprašyti, kad tėvukas pafotografuotų. Kur dar alkoholio gali dasidėti? Tai piramidė, jeigu daro, tai reikia papildomai ir kiek šampano reikės? Kažkiek reikia, bet ten, sakykime, nėra tas labai didelis kiekis, kaip gali atrodyti, jeigu 50 žmonių. 9 buteliai. 90 butelių, jo.
Bet 11, jeigu palaistit labiau. Norėtų, jo. Fotosesijai įsiveši dar kelis. Būtinai. Nežinau, šiemet į fotosesijas vešime šampano visas, nes dar trendas nepraėjo. Ir čia net netrendas, čia klasika. Šampaną reikia laistyti. Taip. Bet kokių esu matęs šampano stalelį po ceremonijos. Kaip aš sakiau, kad galima viską pačiam pasidaryti, bet čia tas pats kaip ir gali be planuotojus ir be koordinuotojus ir be baro pasidaryti, daug ką gali pasidaryti, užkrauti dėdėm tetom, kad tau padėtų, žinai, įsitrauk iš bagažinės, net nestaliuką, o kažkokį ten žvejybinį krėslą ir ant jo padeda saldainių krepšį, žinai, ir traukia za plastikinės taurės ten jau nubražytas ir tada pilas tą šampaną boską, žinai. Ir tada aš jau net kai fotografuoju, aš jau vengiu tada, kad tie buteliai nesimatytų, kad nesimatytų ten tas kaip, tiesiog vos ne ant žemės, žinai, kaip tašės per šokį susimetam ir tipo geriam. Tai nėra jau, ten man ne albumas jau tada, tai aš galvoju viską reikia, aš jau, jeigu man reikėtų dar kartženis, tai aš viską imčiau ir aš tik jau kažkur esu sakęs, sakau, tik aš apsirengiu ir ateinu, o jūs viską jau darykit, mane linksminkit. Nes ir taip labai daug reikalų visokių yra. Nes bet kuriuo atveju irgi kartais pat prieš išvažiuojant, vieni paskutinių, sakykime, apart didžėjaus, kur būna išvažiuojam, tai pašnekam, jie jau pilnai būna atsipalaidavę po visko. Sako, nežinau, ar aš tą šventę dabar pusę žmonių nepašnekėjom. Va. Pusę dienos čia gavau, kaip čia kas, kaip kalbėjom, kaip tą šokį šokti, kaip čia tas, kaip čia tas. Darykitės, kad ta šventė būtų smagesnė jum, kad atsimintumėt viską. Jo, vis dar noriu nestresuot. Vis dar norisi, manau, tos svečius kažkaip nustebinti visiems. Nori kažkaip parodyti, kad čia va koks fainas renginys, žinai, ten Instagramai duoklę atiduoti, kad padaryti dekorą gražų, tenais dar kažką. Ir tu per tas vestuvės galvoji tau tiek dalykų, kaip ir man dabar per filmavimą. Mes šnekam, bet aš galvoju 3 kameros, 6 mikrofonai, 3 lempos ir ten, žodžiu, visa kita, kad viskas nesustoto, neprabėgtų ir aš nebegaliu likti 100% su jumis ir toj šventėj. Tai jūs nesuprantat, ką prarandat, užsikraudami savo to darbo. Tai ar čia jums vestuvės, ar čia jums eilinė darbo diena? Tiesiog žmonės galvoja sutaupys. Tai sutaupo ant pinigų gal, bet ir tai nelabai sutaupo, aš netikiu. Bet čia plius dar ir pramoga tokia būna, nes būna, kad mes pasikeičiam ir už baro. Bet viskas, iš ko tu tas vestuvės, viskas, kame tas jausmas belieka, tai fotkės ir video, pasižiūrėsi, kaip buvo visiems kitiem fainai, o tu prisiminsi, kaip ten nusikalėjai tu pats per tas vestuvės. Nes yra vienas dalykas, taip, galbūt tu kažkiek tų pinigų sutaupai, bet tada tiek laiko, kiek, pavyzdžiui, tam tikrus dalykus darydamas, tu gali darbę kažką padarytum, pasidėtum, kokį investavimą paskaitytum. Pasimatymą galų galę pasidarykit, kol vietoj to, kad vardo korteles patys darytumėt ir karpytumėt ir pakvietimus patys štampuotumėt ten, nebent kas prie meno, kam patinka, kam tai tikrai yra veikla, kuri įkvepia, tai taip. Mes irgi patys darėmės, bet čia tą vietą taip ir palikčiau, nes mes tokie prie meno, tai mes mėgstam kažkokius pasidaryti dalykus. Tai kas teikia, sakykime, džiaugsmą, malonumą. Bet tas, ką taupai jau dėl to, kad tiesiog taupyt, tai... Neapsimoka. Ne, manau, kad ne. Aišku, galima sakyti, kad mes esam subjektyvūs. Tai aišku, nes mes iš savo žiūrim patirties, ką mes esam patys praėję. Bet aš imčiau viską, ką tik įmanoma, kad tik man kuo mažiau reikėtų daryti. Ir čia, kai nugalvoju, gerai, pinigų daugiau kainuos, kas? Bet tos vestuvės, ar taip jau? Ar tu sumokėsi vieną kartą tiek? Tikėtina. Ar tu keliais šimtais daugiau sumokėsi, tai... Neatsiminsi kitą dieną. Kiek pratesimų padarė ir kiek dar arbatas išmėtė visiems. Čia retesnis variantas. Retesnis variantas, tai. Norėtum dažniau gauti arbatas? Sakyk, tai fainai gal. Ne, tai yra faina. Ir tai padėkoja, bet jeigu dar padėkodami pasako, man asmeniškai visada smagiau, kai tu matai, kad tikrai žmonėms patiko, kad jie būna apsikabina, taip, kad tada tu žinai, kad tu tikrai padėjai padaryti šventę geresnį ir gražesnį. Jo, bet kartais duoda net ne pinigų, duoda, ta prasme, ne arbatpinigių, o duoda ne kokią nors dovaną suruošę būna ten, nežinau. Ar bankūkinus kokius čia gavom kažkada irgi ten po bankūkiną, mini bankūkiną visiems iš kolektyvo, kas dirba ten dar kokią nors dovanėlę, tai aš esu žiauriai fainai. Vyną butelį gavęs. Savo gamybos vyną. Ir tokio gavęs, ir šakočio, kas be ko čia klasika, ir būna tas dovanėlis. Man faina viena buvo dovanėlė tokia, patys jauniai susipakavo, pasidarė.
buvo šampano skonio gaminukai kažkokie, paskui buvo žaidimą patys padarė kažkokį svečiams kortų, tu trauki kortas ir gali su savo antra pusė kažkokį tai turėti klausimų vakarą, ten špargalkė užduoti klausimą antrai pusė ir išprovokuoti pokalbį tiesiog. Tai man atrodo toks fainas dalykas, kur nei ten pirkti reikėjo, aišku, gal brangiau išėjo patiems pasidaryti, atsispausdinti ir visą kitą, bet čia tokia įspūdinga dovanėlė. Bet ir šiaip, kai grįžti iš vestuvių, ten nusikalęs 12 valandų atstovi, kažką gauni, ar tai būtų arbatos, ar tai būtų gėrimas, ar tai būtų tas pyragas, ar dar kažkas. Nu tai vis tiek, aš jau kitą dieną jau renku nuotraukas, gal nu gerai, anonsas šitie gaus didesnis. Nes nori tiesiog padaryti kažką geriau. Ir čia irgi prisiminimas toks yra. Bet tais, kaip kalbėjau, 22 metais, kur ten tikrai buvo nuovargis maksimalus, taip su vienais jaunais išnekėjom, žinau, kad dar 1,5 valandos pašnekėjom. Dar gavot barą išsilankstyti vėl. Prie busiuko šnekam ir taip, aš galvoju, gal jūs eikite jau su svečiais dar. Šnekam taip, tai smagiai, gerai, reikia važiuoti. Ir jūs, kažkaip labai atsimenu, kai tu su jaunaisiais taip pašneki ir tu matai, kad tikrai viskas... Tai gavosi taip ne jum arbatos, o jūs arbatos davėt? Jo, pabuvom valandą nemoka pašnekėjo. Jo, o dėl tų arbatmėgių, aš papasakosiu vieną tokį jokingą. Prisiminusius arbatmėgius, kur aš turėjau gauti tos arbatmėgius, bet gavosi kaip darbo valanda man šitą arbatmėgiai. Žodžiu, čia buvo toks įvykis, mes vadinam čia autoritetų balius buvo toksai. Visi tokie. Ir tokie, ir tokios. Viena iš Panevėžio, aš čia iš Panevėžio, aš čia iš Vilniaus, aš iš Kauno, kad tu nežinai manęs. Žodžiu. Ateina panos prie baro. Aišku, su keiksmažodžiais, mums čia davai greičiau, pilk ten, žinai, kol nėra tų mūsų bernų čia. Žodžiu. Tada ateina tėvė. Davai, kur nėra mergų, davai, čia greičiau, žinai. Žodžiu, finišas toks, kad ten iš jų buvo prisigėrusi normaliai, gėrimai visi ten prabangus labai, nieks nieko neskaičiavo. Ir žodžiu, ateina jau tas laikas, kai mums reikia jau baigti darbą, 1 valanda, ir sakau, mes baigiam. Ir toks vienas buvo toks aršus labai, žinai, toks mažiukas toksai, pasportavęs, bet labai aršus toks. Sakau, aš tam jaunikį, sakau, mes jau kaip ir baigiam darbą. Ir jis nuėjo, o tas mažiukas taip prie manęs. Klausyk tu žinai, kas aš esu? Sakau, nežinau, aš autoritetas, pip, keiksmažodžių, žinai, aš autoritetas, taip ir pat manęs prieės, taip, žinai, į viršų žiūri, aš taip net nežinau, ką daryti, žinai, kiek čia pratęsimas kainuoja? Sakau, 100 eurų. Žiūrėk dabar taip, pem man, pem tau. Aš taip žiūriu, nežinau, atėjo draugelis, jo kažkoks vienas, sako, raminkis, ištraukė $100. Sako, žiūrėk, sen, čia tavo turėjo būti arbatpinigiai. Prašau, pabūk dar valandą. Tai tie mano arbatpinigiai, dar reikėjo valandą pabūt. Kolega stojo kumščius spaudęs, aš nebenoriu čia dirbti. Sakau, žinok, aš irgi nebenoriu, bet reikia. Ir jisai toks, jau žiūri, ten mušasi su kažkuo. Ir ten mūsų tai buvo, tai baras, žinai, sodybos ten kampe, tai grinai, taip terasoj ir šalia autobusas. Ir atėjo 2 valanda, kai mes jau viskas jau tikrai baigiam, tas žiūri mažiukas ten sėdi toksai biški palinkęs. Tai aš nežinau, mes turbūt prie 5 minutės spakavom viską, su autobusu privažiavam iš galo, atidarėm duris, taip, mieste viską, sumetėm barą, bam, švarėm. Tai mano tokie arbatpinigiai buvo ten mūsų, tai netekom. Čia autoritetų balis, šitas žiauriai geras buvo. Tai ką tu nežinai. Wow. Ja, tai būna ir tokių, bet toks atvejis vienintelis labai išskirtinis, nes šventėse, tai privačiose dirbant, tai žmonės, kaip sakykime, būna prie baro, tai yra diena ir naktis, kaip tu dirbdavai normaliai baruose ir klubuose. Ja, kur iš pinigus. Jie ir palauks, ir pašnekės, ir kai žmogus kažkaip tiesia tą pinigą už tą kokteilį, jisai... supranti, kad kažko tu reikalauja, bet tas reikalavimas kartais būna... Kortos jo rankose. Kortos jo rankose jisai perka, Įsivaizduoja, kad jeigu tau padavė ten 10 eurų už kokteilį, tai jau viskas tu jam. O šventėse, bet privačiose, tai tikrai... Šiaip visada malonu. Šiaip fainai, labai. Pasišneki su kartais, nes vienas kitas žmogus ateina ir nenori šokti ar tenai. Jeigu būna terasui, kur toliau nuo veiksmo ateina, pasišneki kartais ir tu dalykus sužinai. Ir vienoj šventėj buvom,
Tai tu uždavė mintį, vat, medaus mėnesių, tai vat, turbūt gali būti, kad ir pasinaudosiu tą vietą. Visi žmonės tokie draugiški. Tokių, kaip vadiname, hebrų, kur tu vienas atvarė vestuvę, žiūri jau tos pačios hebros 3, 4, 5. Nu. Kaip jūs iš tų, ne? Kur varo dažniausiai iš Gargždų, jo? Ne, Kretingos. Iš Kretingos. Tai 2 kartus net į Maljorką varėt. Teko važiuoti po porą vestuvių Maljorkui. Oho. Jo, būna taip pat žmonės, žinai, iš tos pačios hebros, kai sakė mane, kad sako, kol mes čia visi neapsiženėsim, sakė, tu jūs čia būsit pas mus visus vestuvėse. O geras. Ja, buvo. Ir būtent vaima va jos 2. Norim, kad jie būtent dirbtų. Tai lekia, Buvo porą kartų tekę išvažiuoti vestuvės į Maljorką. Geras. Irgi smagi patirtis. Lauksim, gal dar kažkas norės. O tai kaip tada jūs, tai gėrimai iš tenais jau per... Jo, tenai yra jau pačioj Maljorko ten tokie lietuviai, kur iš esmės organizuoja lietuviams tai. Idėja Maljorkai. Vietas jau žino. Jo, jie tenai jau ir gėrimus, viską. Tai iš esmės mes ką atsivežam, tai vienas lagaminas ten, sakykime, su įrankiais ir įsipilstom sirupukus. Jo, savo gamintų biterį kokį nors ten. Į mažesnius buteliukus, jau nedidesnius, tai... Ja. Kas jau special tokie. Wow, šitas. Ir barą jau tenai irgi suveikia. Žodžiu, galima barą turėti bet kur. Taip. Ir gimtadienį. Ir šiaip šventė. Sekmadienio grilius. Sekmadienio grilius. Gerai. Turėsim omeny. Tai va, tai tokia šiandien laidelė mūsų, o kas žiūri mūsų ir galbūt turi savo kažkokį tai versliuką, o galbūt nori patys turėti savo podcastą ir kurti, tai kreipkitės į mane, galim tai įgyvendinti, galbūt ne dar geriau negu čia pasidarėmės, tai dabar galim jau pasiūlyti ir jums viskas, kameros yra šviesos, yra nuo patarimų iki logotipų, brandingo, viso jūsų įvaizdžio sukūrimo, žodžiu, nuo A iki Z. Rašom, darom. Ir anoj serijoje dar minėjau, kad noriu pralošti fotosesiją, jeigu surinksim 1000 subscriberių YouTube, tai kas jau žiūri 14 seriją ir dar nepaspaudėt, paspauskit, nieko nekainuoja. Aš būsiu labai laimingas ir... Jo, ir mes dar tiesą norim tą padovanoti kepraitę. Oi, pademonstruoti reikia. Per vestuvės nepadovanojam tau. Per vestuvės aš per vestuvės turėjau ką veikti. Vis tiek vasara artėja. Labai gerai. Pasipuošę. Ačiū labai iš dovanų. Prašom. Aš jums dovanų neturiu. Tai čia dovana. Taip. Nu tai surinkam tą 1000 ir dovanojam fotosesiją. Labai norėsit, parašysit komentarą, kad noriu, nes aš noriu norinčių su iniciatyvos žmonių. Tai va. Čia beveik kita, aš noriu šventę švęsti. Aš noriu šventę švęsti su baru. Tai ką, mėly būsimieji jaunieji ir jau buvusieji jaunieji. Kas vestuvės turėt, gali turėti antrą šventę su įžado atnaujinimu, taip pat pasikvieskit barą. Krikštynos. Ir krikštynos gali būti. Kas ruošiatės šią vasarą vestuvėm, būtinai su baru, nes... Dar laisvų datų yra. Mažėja, bet yra. Tirpsta. Dega net. Tai va. Kai kurios datos yra tokios, kaip sakant, kad metai prieš jau nebėra. Aš įsivaizduoju. Tai tiesiog atrašinėti, manau, kad sorry užimti. Jau nieko nepadarys, kaip sakai. Nu tai va, laiko dar turit, kaip supratom, dar keletą vietų turim, tai ką, švęskim šventes ir skanių kokteilių visiems. Ačiū, kad atvažiavot. Ačiū tau, kad pakvietei. Ačiū labai, kad pasimatėm. Viso geriausia. Valiu. Tai va, iš karto aš pafolovinsiu. Padarėm. Pasipiršo.